Sveiki mokiniai. Pamokos tema – rikiuotės pratimai. Pakartosite žinomus rikiuotės pratimus. Ar pamenate, kokie yra rikiuotės pratimai? Rikiavimaisi į eilę, vorą, ratuką, posūkiai kairėn dešinėn, aplink, bei įvairūs figūrinio ėjimo būdai – gyvatele, priešpriešai, įstrižaine. Taigi, pamoką pradėsime būtent rikiuotės pratimų. Pirmiausia, pasitikrinkime, ar atsimenate, kokia turi būti taisyklinga laikysena. Atsistokite prie sienos taip, kad ją liestumėte pakaušiu, mentimis ir kulnimis. Tokia yra taisyklinga laikysena. Pagal komandą atlikite įvairius rikiuotės pratimus. Į eilę, į vorą, ratuką, posūkis kairėn, dešinėn, aplink. Prisiminkime pratimus su kimštiniais kamuoliais. Atlikite parodytus pratimus. Kamuolį perduokite vienas kitam, stovint, ridenkite, sėdint. Stenkitės atimti iš draugo. Atlikime kliūčių ruožą. Perlipkite per buomą, lipkite gimnastikos sienelę. Atlikite šuoliuką per gimnastikos suolelį. Padarykite kūdversį. Surenkime estafetes. Varant, metant ir gaudant krepšinio kamuolį. Taigi, prisiminėte rikiavimosi komandas. Tikėkime, kad jų nepamiršite. Atlikote keletą užduočių. O dabar baigiamoji dalis. Žaidimas suprask atvirkščiai. Sustokite arba susėskite ratuku. Vienas stovintysis viduryje duos nurodymą, kurie turėtų būti suprasti atvirkščiai. Pavyzdžiui, jei sakys pakelkite kairėje ranką, jums reikės pakelti dešinėje. Po kiek laiko galima pakeisti vedantįjį. Laimi tie, kurie tiksliausiai atlieka užduotį. Taigi sėkmės žaidžiant žaidimą.